Vėstant orams ir prasidedant šildymo sezonui nepamirškite pasirūpinti ir savo odą. Ypatingą dėmesį reiktų atkreipti veido ir plaštakų odai, nes šios vietos lieka nepridengtos. Taip pat jos yra veikiamos aplinkos poveikio labiau negu kitos vietos. Lauke pasitinka drėgmė, šaltis, patalpose sausas oras, kondicionieriai, todėl savo odai galėtume padėti jie tinkamai pasirūpindami. Drėkinančius kremus vertėtų pakeisti maitinančiais, rinktis tuos, kurie nesudaryti vandens pagrindo. Jie tinkamesni vėsiajam sezonui. Išeidami į lauką, kai oras vėsesnis, nepamirškite pasitepti riebesnių kremų, jis sudarys apsauginį sluoksnį ant odos ir neleis jį nužvarbti. Pagal galimybės prauskitės iki išėjimo į lauką likus bent valandai. Tokiu būdu oda nepatirs savotiško šoko. Taip pat išvengsite lėtinių odos ligų, tokių kaip veido rožinė paūmėjimo. Kūno odos prausimuisi rinkitės muilą, kurio pH yra neutralus. Odai neutralus pH yra nuo 4,5 iki 5. Ilgiau dirbant uždaroje, sausoje, kondicionuojamoje patalpoje, nepamirškite veido drėkinti pagal galimybės. Tam tenka terminis vanduo ar praturtintas hialuronu. Rankų odai rekomenduočiau naudoti riebius kremus, net jeigu jinai nėra sužvarbusi, suskirdusi. Tokiu būdu sukursite apsauginį barjerą. Na, o jeigu atsirado nuožvarbų, geriausia rinktis kremą praturtintą vitaminais A ir D. Kremas su apsauga nuo saulės, vadinamas SPF, reikalingas net ir atvėsus orams. Nors saulė mūsų tiek nebešildo, tačiau ultravioletinė spinduliuotė išlieka. Nemažiau svarbi yra subalansuota mityba ir pakankamas skysčio vartojimas.